Gerbiamas ministrė, man dabar norėtųs pasakyti, ar aš nesakiau, kad tai bus. Tai kodėl iš karto mes šito nepadarėm, kai buvo pirminis variantas? Kaip sakant, paimtumėm, automatu perkeltumėm, visi laimingi. Nes dabar turbūt iš tų 300 000, kuri turi teisę, yra gal tik keliasdešimt tūkstančių perėję. Tai gal kaip padaryti taip, kad automatu visus perkelti ir visi būtų laimingi ir užduotumėm tą klausimą. Ir antras klausimas, kada atnešit įstatymą, kad visi gali grįžti visuomeninį tiekimą? Ačiū. Tai pirmiausia, dėl pirmosios klausimo dalies, tai mūsų teikiamas įstatymo projektas ir buvo būtent toks automatu perkelti visus pažeidžiamus vartotojus į visuomeninį tiekimą, bet kaip ir minėjau, buvo tam tikrų teisinių niuansų, dėl to buvo pasirinktas šitas kelias. O dėl įstatymo projekto, kad visi galėtų pasirinkti, tikrai tokio kol kas neplanuojame, yra nepriklausomas tiekimas veikiantis vartotojai, kurie jiems atitinka jų profilį, rinka funkcionuoja. Ir čia, kaip ir minėta, buvo pasirinktos dvi grupės. Tai yra pažeidžiami vartotojai ir tie, kurie sunaudoja labai mažai elektros energijos. Dėl jų turi būti tikrai specifinis požiūris ir dėl to mes tai taikome šitą